Aš buvau ne per seniausiai pas tave, mes tiesiog ir bendravom ir aš apsipirkinėjau ten tokių visokiausių dalykėlių, pirkau pas tave. Taip. Ar atsimeni tu mane? Na, žiūrint, kokiu dalykėliu ir, na, aišku, čia daug visi apsipirkinėja, aš nežinau. Na, aš tau, mes kalbėjom, pasakoju apie tą žaidimą Ramunėlė. Taip. Ar atsimeni tu mane? Taip, dabar prisiminiau jūs. Labai malonu, kad atsimeni. Kaip tu gyveni? Gerai, dėkui, kaip jūs? Nu, neblogai, labai ačiū už papasakojimą irgi iš savo pusės. Man patiko pas tave pabūt, apsipirkti ir aš galvoju, prisiminiau tave ir sakau, reikia pamėginti paskambinti, susiradau numerį ir pataikiau čia tu. Taip, malonu. Tu dirbi dar? Dirbu. Laura, aš tiesiog tokių gal nežinau, netradicinių dalykų, bet norėjau tavęs paklausti, ką tu veiki, tarkim, už kitą savaitgalį dar, ne šį, bet dar kitą. Na, žiūrint, ką jūs siūlot. Na, aš noriu tau pasiūlyti sudalyvauti tokiam vakarėlyje. Kokio tipo? Kokio tipo? Linksmam, Žmonės, nežinau. Visi vakarėliai yra linksmi, bet visokių būna jūgi. Nu taip, tai... O kokie tau labiausiai patinka? Net nežinau, šiaip dažniausiai, ką klubuose, ką draugai renkamės. Tai va tokie undergroundiniai gal vakarėliai, kaip vadinasi. Na, mes kalbėjom tada, atsimeni apie tą žaidimą Ramunėlė. O atsimeni, ką aš pasakoju apie jį? Taip, pamenu. Čia kažkas iš tokio tipo? Nu, ne tai, kad kažkas labai vulgaraus ir panašiai, tikrai ne. Aš esu įsilavinęs ir normalus vyras galbūt. Aš tiesiog noriu turėti kompaniją ir norėjau, prisiminiau tave, tu dirbi tokioj parduotuviai. Esi labai graži, tokia komunikabili mergina ir galvoju, kodėlgi tavęs nepamėginus pasikviesti kažkur ir pabendrauti daugiau, nes, tu dirbai, aš negaliu tavęs kamuoti savo durnais klausimais ir istorijom. Tai norėjau pakviesti tave. Nu, be abejo, įdomu, ta prasme, smalsumas yra toksai, sakykime, kas ten per vakarėlis yra. Bet visų pirma, tai, kad, kaip čia pasakius, kad mano antra pusė į tai nepažiūrės teigiamai. Ai, tu antra pusė, ar nesakai, nepažiūrės? O tai negali kažkuria, tai nežinau, tai ar jis turi viską žinot labai? Na, sakykime, nėra nuslėpimų kažkokių ir melagiščių ir tokio dalyko, kaip aš ir nedarau, aš netoleruoju, sakykime, tokių, ta prasme, nuslėpti kažką. Tai nemanau, kad tai gerai išeina į tarpusavio santykius. Ok, supratau. Tai va, o šiaip tai, nežinau, gal ateityje teks susidurti ir gal kažkada ir maloniai sudalyvauti tokiam vakarėlyje. O tai tu su savo vaikinu nenori užeiti? Nežinau. Na, aš tau atvirai pasakysiu, taip, tai bus svingerių vakarėlis. Na, aš supratau, kai jūs pasakojate apie tą žaidimą. Na, tai noriu tau pasiūlyti, tarkim, ateiti su savo vaikinuku ir sudalyvauti, pabūt, smagiai pabendrauti, gal surasit draugų. Taip įdomiai skamba, iš tikrųjų, čia ne viena aš turiu spręsti. Bet tave ta mintis kaip ir žavi, ar tau tai yra nepriimtina? Taip, ta prasme, iš dalies gal ir domina, net nežinau, niekas nėra apie tai pasakoja, girdėję, dalyvavę, tai iš tikrųjų gal ir būtų kažkas, reikia apie tai apsvarstyti, nežinau, arba net nežinau, pakalbėti apie tai normaliau, ne darbo metu ir ne telefonu, gal net nežinau. Taip užklausėt mane, taip net nepatogu kažkaip pasidarė. Net nežinau, ką ir atsakyti. Tai manau normalus dalykas čia. Tiesiog nieko čiagi baisaus. Žmonės ir natūralu. Aš tiesiog ieškau, daugiau žmonių prisijungti, pabūti geroj kompanijoje, pabendrauti, išgerti kokteilių, pasiklausyti muzikos, maloniai praleisti laiką ir viskas. O gerai, o pavyzdžiui, gerai, kur tas vakarėlis vyksta? Jisai vyksta prie Klaipėdos. Prie Klaipėdos. Taip. Tai kažkokios yra patalpos ar pas kažką čia kažkur? Yra išnuomojama tokia sodyba, didelė, su visais patogumais, su didžėjais, su gera
garso aparatūra, su kambariukais, yra bendras kambarys, didelis, kur galima ten visiems būti. Yra daug įvairiausių žaidimų. Aš vieną apie jį jau pasakojau tau, kuris vadinasi Ramunėlė. Tai va, ir jeigu tau domina ir tu jauti potraukį dalyvauti tokiam vakarėlį, tai labai būtų malonu. Na, potraukio gal šiai akimirkai nėra tokio, bet, na, sakau, gal ateityje atsirastų noras, jeigu tai ir draugas, sakykime, sutiktų su tuo, kai yra dviese, tai visai kitaip, o kai čia vienas toks užsivedęs, visai kažkaip ir... Ne, aš suprantu taip. Bet tu supranti, ką reiškia svingerių vakarėlis? Jo, suprantu. Tai va, dėl to reikia taip, iš tikrųjų pagalvoti, ar aš tikrai to noriu. Bet tu kažkaip paslaptyje, galbūt savo slapčiausiuose minties kerteliuose, apie tai galvoji, kad tu, tarkim, galėtum dalyvauti tokio pobūdžio? Galvoju apie tokį dalyką, bet iš karto, ar aš to noriu? Nu, klausimas. Aš nežinau, ar aš noriu. Bet jeigu tu galvoji, tai galbūt tu nori to? Negaliu pasakyti, tai iš tikrųjų, tai tiesiog toks buvo iškilęs klausimas, ar aš sugebėčiau tai padaryti, sakykime, sudalyvauti. O tavo draugas? Draugas gal ir sutiktų. Nes vyrai daugiau mėgstantis bandyti ir tokie eksperimentuoti, gal sakykim taip, čia dirbant tokį darbą aš jau padariau statistiką. O tai kaip tu žiūrėtum, jeigu tavo, tarkim, vyras mylėtųsi su kita mergina? Tai va, tas ir yra, truputį peržengti kažkokias ribas savyje, kad sakykime, dėl tokio vakarėlio. O tai aš šiek tiek nerimauju, pavyzdžiui, aš tavo draugo nepažįstu ir jeigu, tarkim, būtų santykiai, nebūtinai su manim tavo ir nežinau, kaip tavo draugas elgtųsi, gal jisai, nežinau, pradėtų kumščiais mojuotis ir sakytų, ką tu čia darai. Tai irgi va čia yra, žinai, mes atsirenkam tokius žmonės, kurie yra patikimi. Nu tai va, šiaip, ta prasme, tiek toks buvo klausimas, šiandien, man rodos, tarp normalių porų visą laiką iškyla kaip grupinis, tai dažniausiai draugo inicijuojamas ir vis dėlto aš tam nepasiruošus esu. Taip, tu kol kas tam nepasiruošus, ar ne? Jo, bent jau po kol kas. O kaip ateityje bus, žiūrėsim, gal tų metai santykiai ir žmogaus pasitikėjimas keisis ir tada jau bus lengviau priimti tokį dalyką. Nu, supratau, labai ačiū tau už atvirą tokį pokalbį. Neruška. Tiesiog, aišku, toks pasiūlymas įdomus yra, nesitikėjau iš tikrųjų sulaukti iš nepažįstamo svarbiausio žmogaus. Na, aš pasitikėjau tavim. Ką? Aš pasitikėjau tavim, kaip tave mačiau, tu man parodėjai tokia, atrodė atvira ir tokia miela mergina, kuri galėtų dalyvauti tokio pobūdžio svingerių vakarėlį. Na, nežinau, iš tikrųjų, kaip pasirodžiu, bet jaučiuosi tikrai tam nepasiruošus, bent jau dabar. Nu, supratau. Tai ką, tada sakau tau iki ir galbūt užlėksiu, kada apsipirkt. Tvarkoj, lauksim. Gal nauja siunta jau yra? Na, kokios tas naujas siuntas, pasipildo pastoviai tos pačios prekės ir tiek gal. Ačiū tau. Dėkui jums, visą gerą. Iki. Nenorėjau prisipažinti, nes kažkaip pagailo tos mergaitės, taip atvirai ir nuoširdžiai viską pasakojo. Leiskim, tegul pasako jos vaikinas, kad ji ką tik kalbėjo visai Lietuvai.